Sėdėjom prie molo. Kokia rami jūra. Kokia audringa jūra. Kaip Ronaldo charakteris. Ane? Vieną dieną ramus, kitą dieną nesuprasti. Na, iš tikrųjų mes einam ten, vat, į šitą, vat. Ten yra senasis Jafos uostas. Ten turėtumėm atrasti būtent tą kavinukę, kur būtent galėtumėm pavalgyti ir pasižiūrėti gražių vaizdų. Ronaldas negali atsistebėti tokiom dideliam bangomis, tai vis sako tik tai žiūrėk, 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 žiūrėk. Nes iš tikrųjų, ką matote per kamerą, iš tikrųjų visai kitaip atrodo gyvai. Tai vat. O čia tas gražusis Eilatas. Tel Avivas. Oi, Tel Avivas, atsiprašau. Iš tikrųjų labai skiriasi nuo Eilato. Čia jisai matosi, jaučiasi toks didmiestis, labai daug žmonių. Nu ir ten buvo daug žmonių, bet ten daugiau turistų. Čia matosi labai daug, visi sportuoja, bėgioja. Nes čia yra tokios bangos, o mes... O Raudonojo jūrai nėra tokių bangų. Jo, ir čia visi tokie didžiuliai pastatai. Labai skiriasi nuo Eilato. O nuo Jeruzalės iš vis čia atrodo paprasti normalūs žmonės, panašus į lietuvius, na, aiškus vis, kaip sakant, daug čia turbūt turistų. O Jeruzalėj tokia buvo labai, nors dabar jau, kai išvažiavau iš Jeruzalės, toks labai prisiminimas norisi, atrodo ten ta tokia kultūra, ta atmosfera tokia savotiškai, labai tie žmonės, musulmonai, visi apsirengę, mes važiavom su autobusu į Alyvų kalną, visi einam, žiūri, lipa su suknelėm, vyrai, moteris, vienuoliai. Nu, ta tokia atmosfera, atrodo, kad mes patys kaip šventi būtumėm. Ane, Ronaldai? Buvom labai geri. Galima prieiti arčiau pasižiūrėti, kaip bangos dūžta. Čia bus didelis, sakau. O vėjelio nei trupučio, tai kas būtų, kai būtų vėjas didžiulis? Labai įdomu. Čia, man atrodo, kai koralai yra dumbliai, tai man atrodo, iki visur čia paima. Tu, Ronaldai, geriau ant tų akmenų nelip. Maža ką. Nuslysi, dar kojo įsisuksi, išsinarinsi. O, kaip ten bangos dūžta į uolas. Žiauriai faina ta Viduržemė jūra. Jeigu rytoj saulutė švies, vis tiek eisim po kokią vieną bangą palysim, ane?